Šiandien pakalbėsime apie 3 pūkinius miegmaišius iš Sea2 Summit, kuriuos galite rasti Montis Magija parduotuvėje. Prieš pradedant noriu paprašyti pafollowinti ir pasubscribinti Montis Magija YouTube bei Instagram paskyras. Taigi apie kiekvieną iš šių modelių trumpai, pradedant nuo Spark serijos. Spark serijos miegmaišis yra pats techniškiausias, lengviausias, bet taip pat ir pats brangiausias miegmaišis iš visų šių 3. Šis miegmaišis yra mėgstamiausias įvairių techniškų žygių entuziastų, alpinistų bei visų, kuriems kiekvienas gramas yra svarbus. Pagrindinės savybės 850 pūko užpildas, kuris yra taip pat apdorotas vandeniui atsparia cheminė medžiaga, itin plonas, lengvas išorinis nailonas, siauras mumijos silueto formos, kas sumažina svorį bei šilumos nuostolius. Pagrindiniai privalumai tai yra itin lengvas, aukštas šilumos ir svorio santykis ir puikus pasirinkimas, kai kiekvienas gramas yra svarbus. Šio miegmaišio pagrindiniai trūkumai tai minimalus judėjimo jausmas esant miegmaišyje, mažiau patogus tiems, kurie mėgsta miegoti ant šono. Ir lyginti su kitais 2 miegmaišiais, šis Spark serijos miegmaišis yra mažiausiai universaliausias, tinkamas praktiškai tik išsimiegojimui be kitų papildomų funkcijų. Traveler serija tai universaliausias ir palankiausias kelionėms Sea2 Summit modelis. Jį galima naudoti kaip miegmaišį, kaip užklotą ar net kaip antklodę. Idealiai tinka vasaros stovyklavimui, kelionėms su kemperiu, stovyklavimui šiltame ore ar net nakvynėms hosteliuose. Pagrindinės savybės 850 vandeniui atsparus pūko užpildas toks pat kaip ir Spark modelyje, labiau stačiakampio formos, kas suteiks daugiau erdvės judėjimui. Supakuotas šis miegmaišis taip pat labai kompaktiškas, bet šiek tiek didesnis negu Spark modelis ir turbūt pats didžiausias šio miegmaišio privalumas yra tai, kad jūs galite jį visiškai atitraukti ir naudoti jį kaip užklotą. Pagrindiniai šio miegmaišio trūkumai gali būti tai, kad reikia atkreipti dėmesį, kad šis miegmaišis gali būti nepakankamai šiltas esant šaltesniems orams. Dėl šio miegmaišio stačiakampio formos jūs prarasite daugiau šilumos, prastesnė šilumos izoliacija. Ir tai yra mažiausiai techninis dizainas lyginant su visais šiem 3 ir todėl šis miegmaišis yra pats pigiausias. Na ir Ascent, tai pats patogiausias ir funkcionaliausias modelis iš visų šių 3. Sukurtas žygeiviams ir keliautojams, kurie ieško balanso tarp svorio, judėjimo, laisvės ir šilumos. Pagrindinės savybės 750 pūko užpildas, mažiau elastingas lyginant su kitais, bet pačio pūko yra daugiau. Pusiau stačiakampio formos arba kitaip vadinamas tapered rectangular, pakankamai erdvus, bet taip pat gerai išlaikantis šilumos efektyvumą. Papildomos savybės užtrauktukas pėdų vėdinimui, reguliuojamas gobtuvas, ilgas šoninis užtrauktukas su vėdinimo angomis. Pagrindiniai privalumai: patogus, tinkantis miegantiems ant šono. Keli vėdinimo variantai, puikiai galite šį miegmaišį pritaikyti prie oro sąlygų. Ir tai yra tvirtas miegmaišis skirtas 3 sezonų išvykoms. Pagrindiniai šio miegmaišio trūkumai gali būti tai, kad supakuotas jis užims daugiausia vietos lyginant su Traveler ar Spark. Tai būtų ne pats geriausias pasirinkimas techniškiems, sudėtingiams žygiams ar alpinizmui, paprasčiausia dėl didesnio svorio. Ir tai gali būti per sudėtingas miegmaišis tropiniam klimatui ar karštoms vasaros dienoms, nes šis pūkas nėra apdorotas vandeniui atsparia cheminė medžiaga. Ir tai turi įtakos. Taigi, kurį miegmaišį pasirinkti? Rinkis Spark, jeigu svarbus kiekvienas gramas ir ruošiesi rimtai išvykai ar ekspedicijai. Rinkis Traveler, jei ieškai paprasto pūkinio miegmaišio šiltoms kelionėms. Ir rinkis Ascent, jei ieškai universaliausio 3 sezonų miegmaišio. Visi šie 3 miegmaišiai pasižymė aukščiausios kokybės medžiagomis, atsakingai išgautų pūko užpildų ir itin mažų dydžių, kai jie yra supakuoti. Jūsų pasirinkimas priklauso nuo to, ant kiek jums svarbus svoris, komfortas ir universalumas. Jeigu turite daugiau klausimų ar norite šios miegmaišius apžiūrėti iš arčiau, užsukite į Montis Magija parduotuvę ir mūsų konsultantai jums padės išsirinkti, jums patars ir padės pasiruošti jūsų sekančiai išvykai. Ačiū Jums, saugių kelionių ir iki pasimatymo.